nesikankink dėl meduolio, ne meduolio, nesikankink dėl medelio, ar verta kovoti lygi galo, nors mūsų pasaulį tik 3 milijonai. Nesikankink dėl medelio. Sveika gyva, Janytis, apie kokį medelį čia dainuoji? Taigi naujas Lietuvos himnas, nesikankink dėl medelio, Nu, čia paistai gyvėpla, tu taigi dėl medalio. O tiksliai, dėl medalio aš irgi galvoju, meduolio ar medelio, prie ko čia dabar tie medeliai, taigi teisingai medalis. O kokia šiandien šventė, kad vėliavų keli, ką? Man Janytis šventė ne tik šiandien, man šventė visus metus. Tai žiūrėk, estai, kaip sakė, savo čempionų pastinka visi iškeldami vėliavas. O mes turim 2 čempionus, tu įsivaizduoji, tai mes dabar galim visus metus vėliavų nenulaisti. A Lietuvos krepšininkai, Janytai, aukščiau už visų auksų stovi, aukščiau. O taigi girdėjau, kad laimėjo ir prieš Jugoslaviją, laimėjo ir prieš Meksiką, laimėjo ir prieš Šveicariją, prieš Daniją, prieš Pietų Afrikos Respubliką laimėjo. Tu klėdi, kokių Šveicarijų, kokių Danijų, dabar tu gal pati išlindus iš Afrikos džiunglių. Taigi to kokio klėdžio, taigi Grikštaitė per televizorių visų žydų man sakė, Ku tu čia klėdi, oška atsistoju. Saikausis jūs plaut pirmą, nenervavus atėjus, šitaip sunervava. Grikštaitė per uždarimų aiškina, kad Lietuva pagal medalius aplenkė visas tas tavo valstybės ir stovi 33 vietai, va. Bet vis tiek, va, žiūrėk, Genut, Lietuva vis tiek turi kažką bendrą su Indija, ha? Nu, kur tu čia savo tu dabar su Indijų bendrumu išvelgi? Nu, taigi žiūrėk, kaip nėra bendrumą, būtų mūsų čempionai susiję su Indais. Alekna, taigi mėta šitas lėkštis, a šita Grinevičiūtė nušauna lėkštis, taigi Indų sportas, Guzinevičiūtė neiškraipyk čempionės pavardės, veikėja. Vis prisigalvoja visokių. Tai dabar, jeigu Lietuvoje, pavyzdžiui, žiūri kinus, tai reiškia dabar panašiai Kinijų bus. A jeigu, pavyzdžiui, dabar Lietuvoje valgys aštrių sriubų, tai sakykim, kad panašus ant čilį. Nebepyk, Genut, šitą kitą darbą norėjau paklausti tavęs, kaip gražiau skamba. Diš ar šid? A tai aš čia dabar peršifruotės datava. Kaipgi kas, D reiškia dviračiai, I reiškia irklavimas, Š reiškia šaudimas. Taigi tu nežinai, dabar Lietuvoje yra naujas sporto šaka triatlonas. Visas šitas 3 čempionų šakas sportą sujungus gaunas bobų triatlonas. Supranti, tik niekai pavadinimą nesugalvojam, ar diš, ar šit geriau, Tai kas tau čia sakė dabar? Taigi Maminskė ne man sakė, Tai man atrodo geriausia bus miš. O ką reiškia miš? A reiškia, kad Maminskė neišėja iš protą, va. Tai ko tu rukoji? Va. Kuo nesakiau, pasižiūrėk, kuo ona daro, pasižiūrėk. Sveikinam, matom, olimpietė ir tas sportų pradėta veikti. Mūsų juokdavos, matai, akim išvarvėjusiam krepšinį žiūri. Žiūrėk, numerį 6 užsidėjai. Aš kaip Timinskas, Oškas, ne vien Timinskas 6 numerį nešioja. A krepšin pradėjau mėtyti, paskatinta reklamų neteisingų rodomų per televizijų, va. Matat, kaip yra. Mes irgi nervavomės, kaip šitais amerikonais lošia šitaip neteisinga. Aš sakau, per tokį ošę plaukelį, būdvuvį jau stebuklų padarė, ja? Eikit jūs. Nustakit savo nesąmonės kalbėt. Nebegaliu šitų reklamų ir televiziją žiūrėt. Vienas reiškia atsistojus, meta kairę nepataika, kitas dešinę irgi nepataika. A vienas reiškia 7 numerį užsirašys, per vidurį klekšt ir yra. Artėja spalio 8, dar kartų kartojas. Pažiūrėsime, katram urnant daugiau prikris. Ar 7, ar 6. Paduokit kamalį, nestovėkit kaip vandas.